žiūrovais ir vėl vidurys jau dienos įpusėjusios lenktynės. Galima sakyti, įpusėjusios Saulenė ar ne? Iš esmės mes priartėjome prie pirmojo rungtynių trečdalio, 335 ratai, daugiau negu 100 ratų sportininkai jau įvykė, taigi galima teikti, kad pirmasis trečdalis jau pravažiuotas. Kiek žinau, kiek girdėjau, kad Nomeda jau keičiasi su vairuotoju, dar nesikeičia, galim pamatyti paskutinius kadrus, kaip Nomeda laikosi. Taip, kaip automobilyje Nomedos. Ir taip ar turime? Štai Nomedos paskutiniai, kaip sakant, pasispardymas. Įdomi situacija, sakant. Matai, kokia situacija turėjau? Vienas žąsinas į parokai važiavo, norėdamas mane lenkti. Jo. Ir aš šiaip... Žodžiu, ir aš šiaip turėjau įspūdžių. Kasgi sakė, kad moteris už vairo tai ne stebuklas. Iš tikrųjų, stebuklas, Saulelė, matai rezultatus, pakomentuok. Buvo pasikeitimų daugelis trasoje ir aš manau, kad rezultatus mes pasakysime truputį vėliau, publika juos mato. O dabar Gabija, taip, Gabija. Sveiki, aš dabar sėdžiu VIP ložėje, kur sėdi labai garbus svečiai ir mano pašnekovas yra jums visiems puikiai pažįstamas politikas. Mano linksmasis pašnekovas yra Seimo pirmasis vicepirmininkas Česlavas Juršėnas. Mielas Česlavai, jūs be abejo puikiai žinote, kaip ir visi kiti, kad šiuose lenktynėse pirmą kartą lenktynių istorijoje važiuoja vienintelė moteris, TV3 žvaigždė Nomeda Marčėnaitė. Mielas Česlavai, sakykit, ką jūs manote apie moterį už vairo? Žinoma, aš atsargiai žiūriu, bet moteris viską gali, o jo labiau tokia simpatiška ir galinga moteris kaip jinai. Aš girdėjau, kad jūs pirmą kartą automobilių lenktynėse buvote pernai būtent šitose lenktynėse. Praėjo metai ir vėl jūs čia. Sakykit, kas jūs čia taip traukė? Jeigu sąžiningai, tai anūkas, kadangi jis labiau išmano apie sportą kaip ir jo tėvas. O aš jau kartu su juo, bet žiūriu, kad tikrai įdomus reginys, smagu ir šiemet ir daugiau žmonių, ir man atrodo įvairiau, ir dalyvių daugiau, taigi smagu. O kaip jūs manite, ar reikia tokių lenktynių? Be abejo, jeigu tai yra pripažintas sportas ir jo labiau pasaulyje, jisai taip labai mylimas, mano sūnus valandom kartais pražiūri, tai jeigu jisai, o jis yra profesorius jau, jeigu jisai profesorius gali praterioti tiek laiko, tai matyti, tai yra tikrai svarbus ir įdomus dalykas. Ačiū labai jums už pokalbį, linkiu jums labai gero laiko, labai gerų įspūdžių. O dabar, Samai, Saulenį, ką ten turite? Taip, mes išeinam jau į... Taip, Saulenį, dar papasakok. Česlavai ir šiandien, kad šios lenktynės Promosport organizuojamas Horn Grand Prix 1003 km lenktynės įtrauktos Tarptautinės automobilių federacijos visus kalendorius ir dalyvių gretos kaskart vis gausėjo ir jos tampa vis labiau internacionalinės. Anksčiau turėdavom tik tai Estijos arba Latvijos sportininkų, šiemet turėjome svečią iš Danijos, taigi svečių kaskart vis daugiau, o lyderiai iš esmės tie patys. Los Patrankos ir sporto klubas DAL, Audi RS4 ir Porsche automobilis, tarp jų galima laukti atkakliausios kovos, kadangi viena iš favoritų dėja Juta Statė Lubricants ekipa, kuo toliau su tuo rimtesnėmis problemomis. Kiek girdėjau, prie tvoros pribėgo vaikinukas, sako, jiems atrodo granatas sprogo, kas ten, ar pusašis išlėkė. Sprogo jau antrą kartą, tas pirmasis sustojimas, kurį mes matėme praėjusią transliaciją, buvo susijęs būtent su pusašio gedimu ir panašu, kad antras iki patys komandos mechanikai sakė, tiesiog variklis per daug galingas ir už tai granatos nelaiko. Viršuje matote, kiek nuvažiuota kilometrų, kiek liko ir štai matote, kiek nuvažiuota jau lygiai 100 ratų. Ir taip. O dabar ko gero gražiausi kadrai. Taip, gražiausi, įdomiausi kadrai. Vaizdai. Kągi, nuolatiniai šių varžybų dalyviai Palangiškiai, šiemet jų gretos kiek retesnės, dviese jie važiuoja, tačiau kovoja azartiškai iki pat galo. Lietuvos BMW klubas 3-7-tukai, čia ko gero buvo Dovilas Šutelė, važiuoja ralinėmis trajektorijomis. Na štai, kaip visada reikia remonto, jau aišku, trečdalis lenktynių ir remonto visiems savo automobiliams po truputį prireikia. Ir Porsche taip pat buvo sustojęs ne vienas iki, tačiau atrodo be didesnių problemų tęsia varžybas. Tiesiog Vytautas Venckūnas skundėsi, kad variklis kažkodėl gęsta, bet Porsche vis dar važiuoja ir važiuoja panašiai. Kurgi toks žvėris? Toks žvėris, 300 su virš marklio jėgų, tai ne juokai. Beje, favoritai buvo sustoję piltis degalų ir jeigu neklistų 113 litrų tilpo, tiek benzino tilpo į Audi RS4 benzino bakus. Jie žiems lenktynėms be abejo yra specialiai padidinti, kad nereikėtų degalinę važiuoti kas 10-20. Štai renkamos šiukšlės iš trasos, nes ne vienam, matyt, nepavyksta vis dėlto aplenkti normaliai šitų statytų užkardų. Čia matyt tas vienas iš tų momentų, kaip Nomeda minėjo, kad kažkuris iš vyrų lenkdamas ją važiavo į Paroko akmens vados paketus.
Ir dėja matėme stovintį Jutos Statoil Lubricants Audi 3 automobilį, jį dabar vairavo Egidijus Dapšas. Štai ir automobilis. Jam prireikė troso ir antras iki antroso, ko gero, automobilis važiuos į uždarą parką. Komanda buvo smuktelėjusi gerokai į apačią, berods iki 10 vietos. TV3 VB Lizingo ekipa buvo vienu laipteliu žemiau už juos, tačiau po to sėdus Egidijui Dapšui komandos rezultatai stipriai pagerėjo, buvo pakilę iki 7 berods pozicijos. Na, matyt, nėra nieko liūdniau, kai reikia, kaip sakant, tempti automobilį. Lenktynininkui, matyt, tai labai yra skaudu. Ką jau padarysi, sportas yra sportas ir iki finišo lieka dar 2/3 distancijos, dar fantastiškai daug laiko ir tie palangiškiai bei netgi vilniečiai, kauniečiai, kurie dar netvažiavo iki Palangos. Jūs tikrai suspėsite, oras čia yra geras, mes jūsų visų čia laukiame Palangoje. Na kągi, mes turėtume prisiminti balsavimą, SMS balsavimą ir taip. Na štai, mes grįžtume prie SMS balsavimo ir pasirodo, jūs iš tikrųjų labai, kaip sakant, atsakingai žiūrite į visą šitą reikalą ir štai praeito balsavimo rezultatai, jie iš tiesiog stulbinantis. Tai yra už A klausimą, ar palikti senas padangas, prabalsavo tik tai 5% žiūrovai, nu aišku, kad naujas padangas susidėti ir netaupyti nei velnio, o laimėti šias lenktynes. Tai yra, tuoj pasižiūrėsiu, ar aš teisingai viskas suminėjau. Taip yra. Taip. Už B variantą balsavo 95% publikos. 85. Absoliuti dauguma siūlė VB Lizingo ir TV3 ekipažui keisti padangas į naujas ir kiek žinau, ko gero tas sprendimas ir bus įvykdytas artimiausiu metu. Taip, ir dabar mes turėtume užduoti naują klausimą ir tai yra 4. jau klausimas šiuose lenktynėse ir taip, skamba jis taip. Kiek reikia įsipilti degalų? A raidė bus pilnas bakas, B raidė bus pusė bako. Tai primenu numerį 1356, jūs galite balsuoti už mūsų komandą. Nepamirškite, kad visi balsuojantis gali laimėti tikrai nuostabius Alcatelio telefonus. Taip, kad balsuokite aktyviai ir jūs netgi būsite apdovanoti. Na kągi, mes grįžtame į trasą. Ko gero, galbūt dabar prieš pristatydami rezultatus parodysime įdomiausius šių lenktynių automobilius, kurių čia yra tikrai pakankamai daug. Nors štai trasoje pasikeitimas ir Nomedą keičia Audrių Šiukštą. Lenktynininkas, kuriam publika lėmė palaukti savo eilės. Išleido džentelmeniškai vietą prie vairo antroje pamainoje Nomedai. Audrių Šiukštą tai kompanijos VB Lizingas vadovas. Jo, jis turi tikrai nerealią progą pamatyti, kai visa tai vyksta. Iš tikrųjų, tai vyksta vienas kitas komandos narys padeda vienas kitam. Tai yra ne taip paprasta. Išlipai ir trenkiai durelės nubėgai, bet čia viskas vyksta komandiškai. Komandų nariai netgi pasakojo, ką kiekvienas iš jų turi daryti pamainų pasikeitimo metu. Taip, ir mes turime dabar siužetą, kurį paruošėme iš praeitos dienos įvykių. Tai yra motociklai ir BMW, motošou, kaip sakant, nerealūs kadrai ir BMW vairavimo mokykla. Akademija, netgi ne tik tai mokykla. Akademija, o, skamba labai išdidžiai. Akademikas Evaldas Širva ir jo draugai. Taigi greitis atmosferai čia greta Palangos įrengtoje trasoje. Vakar, tai yra penktadienį, vėlgi tradiciškai, nes Promosportas tradiciškai savo renginiuose daro ir tokius motošou. Atvyko 2 Suzuki fanai, lai neįsižeidžia merginos ir Šarūnas ir Erikas, jo bičiulis, sako, mes tiesiog pasakysime publikai, kad Suzuki motociklai mums patinka labiau negu merginos. Ką jie myli labiau, čia yra kitas klausimas, tačiau motociklus jie mėgsta labiau, o ką jie išdarinės su šiais motociklais jūs dabar patys matote ir tą matė ir, ko gero, tūkstantinė palangiškių minia čia susirinkusi penktadienį į trasą greta Klaipėdos ir Kretingos kelių sankirtos. Triukai fantastiški, aišku, greitis buvo milžiniškas ant galinio rato, pasak pačių sportininkų. Aš manau, kad ant dviračio gal ir ryščiausi tai daryti, bet tik tai gink dieve ne su tokio žvėreliu kaip Suzuki motociklas, taip? Saulenė, ar bandei kada nors gyvenime važiuoti motociklu? Vežė mane, tiesa, ne Šarūnas, kitas nemažiau garsus Lietuvos lenktynininkas, tačiau adrenalino buvo pakankamai daug, galima sakyti, per akis iš principo. O mes grįžtame į trasą ir kol kas situacija yra paprasta. Los Patrankos ir Porsche lyderiai, Audi A4
Sonax Balt Park audėjas čia ekipa žengia 3 vietoje. Adampolis Mobile Racing Team su 15 numeriu pažymėtų BMW buvo 4 ir pakilo į 5 vietą Snaigės ekipa. Tai galingas Volkswagen Golf R32, po jų važiuoja Peugeot 206 ir Honda Civic Type R. Toks yra lyderių šešetukas, nuo jų bando neatsilikti svečiai iš Estijos. Gracija Estonskė Parinė, kaip kartais juokaujama. Beje, aš buvau nubėgęs pas trenerį TV3 ir Vilniaus banko lizingo komandos trenerį Joną Dereškevičių ir jis sakė, kad jisai tiesiog patenkintas ir sako, kad fantastiškai vairavo Nomeda. Ir štai dar matome iš mūsų komandos automobilio dar keletą kadrų, jau pasikeitė vairuotojai ir dabar Audrius Žiugžda už vairo. Ir jis išvažiuoja starto tiesiai praktiškai į greičiausią trasos dalį, kur greitis siekia bemaž 200 km/h. Tiek išvysto šis Mini Cooperas. Aha, dar norėtume priminti žiūrovams, kad jūs balsuokite aktyviai ir dalyvaukite, valdykite mūsų komandą. Ir tai yra numeris 1356 ir klausimas toks, kiek reikia įsipilti degalų. O atsakymai tai yra A, pilną baką, B, pusę bako. Taip, kad galvokite, nes tik jūs galite padėti mūsų komandai laimėti. Na kągi, mes turime atsisveikinti iki sekančios transliacijos. Saulenį, sekantį transliaciją mes išeisime. Lygiai po valandos, lygiai 3 valandą po pietų. Aš tai matote ekrane varžybų favoritus. Sporto klubas Dal su Porsche ir Los Patrankos Audi RS4. Jų laukia dar berods daugiau negu 600 km šios kovos. Iki, po valandėlės. Siaubas, iš tikrųjų siaubas, užpuolė mus lietus, baisus. Saulenį. Ar buvo kada nors šiuose lenktynėse tokie įvykiai? Ne, lietus visada yra būta beveik kiekvienais metais, tačiau šiemet tas lietus prasidėjo praktiškai be debesų. Niekas nelaukė, buvo tokie visai nekalti debesėliai, prapliupo kaip iš, nežinau, iš giedro dangaus. Lenktynininkai buvo nepasiruošę ir atsitiko daug įvairiausių incidentų, apie kuriuos mes tuoj pat neužilgo galėsime pakalbėti. Beje, ir mūsų komanda nukentėjo, TV3 ir Vilniaus banko lizingo komanda nukentėjo ir mes dabar atrodo turim šviežų reportažėlį apie tai. Šviežus kadrus. Štai roveris Mini Cooperas automobilis, kurį vairavo Audrius Žiugžda. Trečiasis komandos lenktynininkas. Ir prasidėjus lietui, tai buvo maždaug 14 val. 40 minučių. Netikėtai štai važiuoja. Štai pažiūrėkite, ką daro. Ką daro Honda. Tai yra Akstės komanda, pernai dalyvavusi lenktynėse. Visai be proto užvažiuoti žmogui, kada jisai suka iš tos pusės. Ta prasme, nesilaiko taisyklių, elementarių saugumo eismo taisyklių. Ko gero, galima buvo įtarti, kad Honda dar nebuvo spėjusi pasikeisti padangų, Mini ko gero lygiai taip pat ir gavosi tas, kas gavosi. Bet tai žiūrėk, ar mes tik tai neišvertėm visos trasos blokų netgi? Aš tikiuosi, kad tikrai mes kaip dabar apsižiūrėjome, iš tikrųjų Gabija dabar yra palapinėje ir manau, jinai galėtų apšviesti mūsų, kaipgi mūsų komandai, kas ten atsitiko, ar roveris, kaip žinome, jau važiuoja, jau trasoje, viskas tvarkoja. Gabija. Sveiki, aš dabar randuosi TV3 ir Vilniaus banko lizingo komandos bokse. Aišku, prasidėjus lietui, įvykiai pradėjo klostytis trasoje tikrai labai dramatiškai. Dabar siaučia tikrai labai didžiulė audra, griaudžia perkūnas, žaibuoja. Ir TV3 ir VB lizingo komandos mašina išmušė šiek tiek iš trasos. Aš dabar noriu paklausti komandos trenerių Joną Dereškevičiaus, kasgi vis dėlto atsitiko mašinai? Aišku, čia banali situacija, kokia dažnai gali nutikti keliuose. Mes važiavom pasiruošę tinkamas padangas, universalias ir laukiam šito lietaus. Visi kiti tam momentui buvo su sausam keliui, taip vadinamais slikais. Ir būtent stabdymo zonai varžovo automobilis nesulėtėjo didžiuliu greičiu, atvažiavo, trenkėsi į mūsų automobilį, sudeformavo visą šoną, sudeformavo ir važiuoklę, bet ir išdužo langai, bet, reiškia, mūsų dabartinė nuostata, mes nežiūrint to vis tiek važiuojam ir eigoje remontuosim automobilį, atstatinėsim ir bandysim vis tik tai pasiekti. Ir tikrai žinau, kad pasieksim finišą. O sakykite, kaip jūs manote, ar dar įmanoma su tą mašiną važiuoti, ar įmanoma iki finišo su ją važiuoti? Jeigu variklis susiveda ir ratai sukas, reiškia, joks lenktynininkas neturi pasiduoti iki paskutinio atodusio, mes padarysim savo viską. Ačiū, jūs mum įkvėpėte tikrai daug optimizmo. O dabar Samai, Saulenį, kas ten pas jūs
bus naujo? Jo, pasirodė, Saulenė, kad Mini Cooperis iš tikrųjų... Tvirtos geležies automobilis, galima sakyti. Kaip tankas, galima sakyti. Taranavo, Honda, ten CRV ar kokia čia... Civic CRX automobilis ne pirmos jaunystės, kaip sako, daugelis japonų gamina mašiną galbūt 5 metams ir ko gero būtent... Iš tai matote pažeidimus dabar šviežius, aišku, kiekvienam vairuotojui skauda širdį, tai naujas automobilis, o mūsų ypač, kaip sakant, mūsų žiūrovams taip pat skauda širdį, bet mes lenktynės baigsime ir turime toliau palaikyti savo komandą ir toliau balsuoti. Galbūt apie balsavimą. Taip, važiuojam. Kągi dabar... Na kągi, galima susumuoti, štai toliau lietus, matote, trasa iš tikrųjų baisi. Galima susumuoti rezultatus praėjusio balsavimo ir tai yra, kad jūs iš tikrųjų rodo aktyviai dalyvaujate šiuose lenktynėse ir valdote TV3 ir Vilniaus banko lizingo komandą. Ir štai, kad prisipilti pilną baką balsavo 76% žiūrovų ir kad prisipilti pusę bako, tai 24%. Štai griaudžiai, net girdite, jeigu jūs girdit kažką, tai griaudžiai iš tikrųjų baisu trasoje. O matote, kaip iš trasos ištempiamas ir išvežamas, galima sakyti, kol kas rimčiausias incidento kaltininkas, tai yra Akslės ekipos Honda Civic CRX automobilis, kuriam lenktynės, ko gero, pirmajame šių metų varžybų dalyvių dėja jau baigėsi. Aišku, kas liūdniausia lenktynininkams. Paplokim jiems, nors kaip bebūtų liūdna. Na, mes pereinam toliau prie SMS žinučių balsavimo ir užduosime sekantį klausimą. Tai yra, kuris lenktynininkas turėtų sėsti už vairo 2 kartus. Tai yra A. Nomeda, B. Kitas. Jūs galite siūsti numeriu 1356 trumpąją žinutę, kuris lenktynininkas turi sėsti už vairo A. Nomeda, B. Kitas. Taip, kad nepamirškite, kad iš tikrųjų vaizdai šiurpus, bet nepamirškite, kad jūs galite šiandieną dar laimėti Alcatel mobilius telefonus. Taip, kad būkite aktyvus. Priminsiu publikai, kad Nomeda dabar turi minimum valandą 20 minučių ilsėtis po to, kai jį užleido vietą prie vairo Audrių Žiugždai ir dar liko vienas nevažiavęs šios komandos narys, tai yra Darius Krasaitis. Vidmantas Janulevičius TV3 VB lizingo ekipoje pradėjo šias 1003 km lenktynės, o Akslės komandai, kuri pernai pasiekė lenktynių finišą, dėja šių metų varžybos jau yra baigtos. Liūdna, bet toks yra gyvenimas. Kągi, mes matome daug dramatiškų vaizdų įrašų, bet gal truputėlį pereikime ir pasižiūrėkime, kokiegi vis dėlto buvo patys įdomiausi ir gražiausi šiuose lenktynėse, šiuose 1003 Horn Grand Prix lenktynėse automobiliai. Pasižiūrėkime siužetą, po to grįžime į tuos dramatiškus įvykius mūsų čia trasoje. Ir taip. Taigi matome dar sykį šį incidentą, kuris įvyko, kuomet TV3 VB lizingo ekipa pateko tiesiog dėl varžovų klaidos, dėl varžovų strategų klaidos ir be abejo dėl tikrai nelaukto, neplanuoto ir fantastiškai stipraus lietaus. Pradėjo lyti ir iš karto lyg iš kibiro komandos vis tiek turi įvykti bent jau vieną ratą. Ratą važiuoja maždaug 1,5 minutės greitas ekipos, taigi per tą laiką trasa tapo šlapia ir slidi lyg čiuožykla. Jo labiau toje vietoje yra šviežias asfaltas. Įdomu, ant kiek rimti pažeidimai mūsų komandai, bet kaip sakė Jonas Daraškevičius, jie tikrai stiprus ir mūsų Mini iš tikrųjų stipruolis ir manau, kad baigs lenktynės ir ne patys paskutiniai. Na, jie buvo pakilę berods iki 12 vietos, tai kol kas aukščiausias rezultatas iš visų šiandienos varžybų. O matome štai kaip liūdi Akslės vienas iš komandos lenktynininkų, dėl kurio kalties lenktynės buvo pristabdytos. Matėme ir techninės pagalbos, ir saugos automobilį. Ir vienai ekipai jau varžybos yra baigtos. Kitos tęsia kovą. Beje, buvo vykta prieš transliacijos pradžią beveik 150 distancijos ratų. Tai yra pusiaukelės mes dar nepasiekėme, ir kadangi tempas dabar yra gerokai lėtesnis. O lyderiais buvo Los Patrankos ekipa, 17 numeris, Audi RS4 automobilis, kuris sugebėjo pralenkti lenktynininkus pakeitusius ir degalų prisipildžiusius Porsche 911 ekipos atstovus. Jo, visi labai triūsia prie šito automobilio ir bando jį, kaip sakant, toliau, kad jis būtų gyvybingas trasoje ir parodytų dar gerus rezultatus. Pernai Los Patrankos važiavo kurį laiką be antrųjų, kadangi tai 5 durelių automobilis, be antrųjų durelių, tai taip pat buvo po lietaus, po incidento. Audriaus Žiugždos žvilgsnis, ko gero, sako, aš tikrai nekaltas, kažkas matyt darėtų pasakyti pip, matyt, bet vis dėlto inteligentiškas žmogus tęsia lenktynės ir matyt ant varžovų neturėtų pykti. Sportas yra sportas nuo nelaimių, jo labiau nuo tokių nelaimių prapliūtus netikėtai liūčiai niekas nėra apdraustas. Taip, štai pakeitė vairuotojas.
Darius Krasaitis sėdo prie vairo, tai yra 4. šios ekipos narys, o klausimas vis dėlto lieka tas pats. Kuris iš sportininkų turi važiuoti antrą pamainą? Nomeda ar kuris nors kitas? Jo, beje, mes turime siužetą ir gal truputėlį sugrįžkime į pradžią lenktynių, tai yra pasižiūrėkime vis dėlto pačius įdomiausius ir, kaip sakant, tokios šiuose lenktynėse automobilius. Galim pasižiūrėti? Ar štai matom rezultatus? Rezultatus jūs matote po 140 distancijos ratų. Porsche Los Patrankos. Ir trečioje vietoje itin stabiliai važiuoja Audi automobilis, tai yra 3 verslo klasės atstovų. Ir dabar gražiausi automobiliai. Porsche 911 GT3, 2003 metų gamybos. 390 arklio galių, jeigu tai, aišku, kam nors įdomu. 390 momentas, maksimalus greitis 271 km per valandą. Manau, kad šitoj trasoje turbūt tokio greičio nepasieksim, bet apie 247 km mūsų manimų turėtų būti tiesiosios gale. Automobilis yra iš tikrųjų labai greitas, reikalauja labai atsakingo iš tikrųjų atsinešimo, švelnumo. Iš tikrųjų stengsimės, žinoma, laimėti lenktynės, jeigu kas nors nebus už mus greitesnis ir patikimesnis. Nors tikiuosi, kad taip nebus. Šiuose lenktynėse mes startuojame su automobiliu VAZ 21103. Ant automobilio priekinės panelės mes priklijavome užrašą 3 pirštai. Kadangi mes varžybose dalyvaujam 4 dalyviai, tai mes stengiamės, kad kiekvienas sportininkas neskubėdamas jungtų pavarų dėžės perjungimo lazdelę, nes jeigu jungsime įsikarščiavę, galime šių varžybų ir nebaigti. Vidmantas Januravičius, TV3 VB Leasingo komandos narys. Trumpai norėčiau papasakoti apie automobilį. Tai tikrai yra įdomus šaunus automobilis, kuris yra, sakykime, turėdamas pakankamai galingą variklį, turi labai lengvą svorį. Manyčiau, kad tai yra vienas įdomiausių automobilių šių varžybų metu. Dėka savo mažumo, dėka savo kuklumo, bet tikrai turintis rimtą potencialą kaip lenktynių automobilio. Galia yra 163 arklio jėgos, svoris pas mus yra virš tonos, yra kompresorinis variklis, variklis nedidelis, 1,6 darbinio tūrio, bet, kaip sakiau, pajėgus. Tikimės tikrai stengtis, neapvilti žiūrovų, laimėti. Juta Statoil Lubricants komandos automobilis yra Audi A3. Modelis yra toks Lietuvoje biški retas gal. Pirmiausia, sportinės padangos be rašto slikai. Paskui matosi sudėti sportiniai stabdžiai. Variklis yra galingas, yra 1.8 turbo. Galingumas apie 280 arklio galių. Kągi, grįžtame į lenktynių trasą, kurioje atrodo lietus baigėsi ir po truputį pradeda šviesti saulė. Ir taip, dramatiški įvykiai tęsiasi, mes su tuo sugrįšime į transliaciją, tai bus 16 valandą ir viso gero visiems iki kito pasimatymo. Iki. Televizijos žiūrovai, vėl mes sugrįžtame į lenktynes čia Palangoje ir štai atrodo, kad iš tikrųjų gamta krečia išdaigas. Pažiūrėk, tik lyjo, tik buvo didžiulė audra, štai dabar saulė šviečia, lyg tai nieko nebuvo, nors pridaryta išdaigų. Mes matėme, kad Palangoje kyla didžiuliai dūmai ir ten atrodo užsidegė ligoninė, kiek girdėjom gandai, čia babudžių gandai matyt, bet mes turim užfiksavę, tos kadrus parodysim dar. Kadangi tų babudžių čia Palangoje trasoje šalia Klaipėdos Kretingos kelių taip pat nestinga. Palanga Mučiučių, žinai kaip sakant, Palanga Mučiučių, jie.
Visos močiutės su anūkais, anūkėlėmis ir kitais jaunimu susirinkę čia į Palangą. Ir mes matome trasoje Porsche automobilį, kuriam jau reikia įvytis varžovus. Porsche automobilis kol kas yra antras, o pirmauja Los Patrankos ekipa. Na, o buvo lyderis. O dabar mes pakalbėsim Gabiją. Gabija, atrodo, turi kaip tik palapinėje, kur yra TV3 ir BV leasingo komanda ir kur patyrė žmogus avariją, tai yra Audrius. Taip, Gabija, prašau. Sveiki, mes ir vėl esame TV3 ir VB leasingo komandos bokse. Dabar jau šviečia saulė, labai puikus oras, bet ką tik lijo lietus ir tuo metu, kai lijo lietus, tam, kas nežino, pasakysiu, kad tuo metu buvo nutrenktas TV3 ir Vilniaus banko leasingo komandos Cooperis, buvo tiesiog Honda mašinos, kiek aš prisimenu, nutrenktas į šoną. Tuo metu vairavo Audrius. Audriau, kas tuo metu atsitiko? Papasakok, tu sėdėjai mašinoje. Jo, pradėjo smarkiai lyti ir aš supratau, kad galiu važiuoti daug greičiau negu kiti lenktynių dalyviai, nes turbūt vienintelis trasoje buvau su lietaus padangom. Ir tai aiškiai jautėsi, nes visi smarkiai sustabdė, aš galėjau vis dar greitai važiuoti. Tačiau vienas automobilis buvo įkyriai prisikabinęs ir aš tikrai įtariau, kad bus kažkas negerai, nes tikrai abejojau, ar jis važiuoja su lietaus padangom. Ir aišku, jau ant kretingos posūkio visą laiką jį stebėjau, nes jis niekaip negalėjo atsilikti. Aš pristabdžiau smarkiai, nuolat jį stebėjau, ką jisai darys. Ir tikėjausi, palikau jam pakankamai vietos, kad jis įlystų į vidurį ir mane aplenktų, nes tikrai norėjau išvengti tos situacijos ir atsikratyti jo. Tegu jis greičiau lekia, bet aš geriau važiuosiu paskui ramiai. Deja, taip neatsitiko, nors aš ir palikau vietos sukantis, jisai smarkiai... Ir jisai tave trenkėsi? Jo, smarkiai užpakalinį ratą kairiai ir mane apsuko, toliau įsirėmiau į blokus, tuo ir baigėsi. Nuskamba visą tai labai taip grėsmingai. O aš girdėjau tokį gandą, kad jie atėjo jūsų atsiprašyti, ar tai yra teisybė? Taip. O sakyk, mes visi matėm, kaip tu su šalmu trenkeisi į stiklą ir netgi išmušei stiklą, kaip tavo galva sveika? Kai tai vyko, man atrodė, kad tikrai ne aš tą padariau, nes jokio smūgio į galvą nejaučiau, tiesiog turbūt iš inercijos galva pakrypo ir išdaužė. Man atrodė, kad automobilis jį išdaužė, ne aš. O dabar viskas tvarkoj? Viskas tvarkoj, viskas super. Labai gerai. Nomeda, o mes tave matėme, kaip tu puikiai su tokia puikia nuotaika važiuoji automobilyje ir ten juokelius netgi laidai. Kas ten tu taip kelia nuotaiką? Iš kur ta gera nuotaika? Na, tu žinai, Jonas, treneris, Jonas Dereškevičius, bijodamas, kad aš galiu prarasti savo smagią šypseną, tai jisai man paruošė tokį surprizą. Štai jisai yra. Ir jeigu jums įdomu, tai suprasite, kodėl man yra linksma ir toliau automobilyje. Geras, čia tikrai kiekvienam nuotaika pakelto. Nomeda, dar tu man atsakyk, o ką tu darytum, jeigu tu būtum tokiai situacijai, kaip buvo Audrius? Manau, kad lygiai tą patį, ką Audrius padarė, Audrius pasielgė absoliučiai teisingai, jisai toliau važiavo ir viskas suprantama. Aš aišku labai džiaugiuosi, kad žmonės, kurie kalti dėl šio įvykio, atėjo ir atsiprašė, juos ištiktų dar didesnė nelaimė, tiesą sakant. Man iš tiesų labai gaila. Man irgi. Nomeda, ar tu esi pasiryžusi važiuoti antrą kartą? Žinoma, kad taip. Taigi linkiu tau sėkmės, Samai, Saulenį, kas naujo pas jūs? Na, matote, nėra to blogo, kas neišeitų gerą, pasirodo lenktynininkai ir dar nesugeba juokauti tokiuose situacijose. Taip, Saulenė, dabar tu turi rezultatus, atrodo, kad įpusėjo lenktynės. Taip, lenktynių praktiškai pusiaukelė, Los Patrankos ir sporto klubas Dal, Audi RS4 ir Porsche automobilis. Jie kol kas yra gerokai atitrūkę nuo savo varžovų. Artimiausius persekiotojus iš 7 numeriu pažymėtos Audi A4 automobilio Sonex Baltpark audėjo ekipos lenkia 6 ratais ir jau 10 ratų yra atsilikę Adampolio Mobil Racing Team ekipos nariai, taigi kiti gerokai atsiliko nuo favoritų, o kova tarp lyderių verda, ko gero, nuo pat varžybų pradžios iki pusiaukelės, tikėkime, ir iki finišo bus viskas lygiai taip pat. Trasoje matėme važiuojantį 50 numerį, palangiškiai tęsia kovą. Iš esmės kol kas turime vienintelius nelaimėlius, būtent Akstės ekipą, kuri ir taranavo TV3 VB leasingo ekipažą. Los Patrankos panašu, kad bando dar vienu ratu prisivyti, jie buvo ratu atsilikę ir dabar sugebėjo pralenkti Porsche automobilį, kuriam beje buvo pritrūkę degalų. Toks kurioziškas atvejis, tačiau Porsche automobilis sustojo, nes jį reikėjo paprasčiausiai nutempti iki degalinės. Na kągi, mes grįžtame prie SMS balsavimo, atrodo, kad... Kas dabar? Kalbėkite. Kągi, įvykiai trasoje klostosi toliau, matome vis dar tą patį lietaus siužetą ir tas vienintelis kol kas itin rimtas incidentas, po kurio ilgokai trasoje buvo saugos automobilis ir daugelis lenktynininkų važiavo įkandint saugos automobilio, buvo draudžiami lenkimai ir įvykiai klostėsi pakankamai ramiai. Vyriškos ašaros, jeigu neklystu, Marius Milevskis vairavo Honda Civic automobilį, paskui įsikniaubęs draugui petį verkė, ką padarysi, toks yra sportas. Beje, matėm, kad laikėsi ledus ant savo nugaros, matyti smarkiai susitrinkė
užsidengę nugaros slankstelius. Ir štai, kaip matote, dar šitie kadrai truputėlį ir netgi šiurpą keliantis. Tas lietus kaip netikėtai prasidėjo, lygiai taip pat netikėtai ir baigėsi. Dabar Palangoje vėlgi fantastiškas oras, karšta netgi tvankoka, galima sakyti. Ir ko gero oras yra kaitęs iki maždaug 25 laipsnių. Trasa beveik išdžiūvusi ir manau, kad baigiantis lenktynėms sportininkai, štai Porsche automobilis atviromis durelėmis, sportininkai sakė, ventiliacijos jo viduje beveik nėra, ten karšta kaip orkaitėje. Ir Porsche automobiliui tenka vytis dabar. Los patrankos yra lyderiai, o Porsche priversti vytis savo varžovus. Dar vienas ekipažas, kuris buvo priverstas sustoti. Atrodo, baigėsi degalai. Kaip bebūtų juokinga, tai baigėsi degalai. Ir jau ne pirmąją komandą, 99 numeris, tai yra Akademijos ekipa su Honda Civic, beje, taip pat važiuojantis jau ne pirmas iki šiose lenktynėse. Na ką, grįžtam prie SMS balsavimo ir atrodo, kad jūs aktyviai toliau dalyvaujate ir valdote mūsų komandą. Kągi, iš karto suveskime rezultatus, kaipgi jūs balsavote už jums pateiktą klausimą. Klausimas buvo labai paprastas. Kurisgi lenktynininkas turėtų sėsti antrą kartą už vairo ir buvo A Nomeda, B kitas. Na, aišku, be abejo, 77% jūsų balsavusių atidavė balsą už Nomedą ir 23% už kitą. Taip, kad Nomeda ruošiasi jau antrą kartą vairuoti automobilį savo linksmai su savo žaisliukais. Na, mes turėtume užduoti sekantį klausimą ir sekantis klausimas skamba štai taip. Ar palikti elektroninės valdymo pagalbos sistemas? Reiškia, A. Palikti, B. Išjungti. Saulenė, gal truputėlį paaiškintum aiškiau žiūrovom, kas tai yra elektroninės pagalbos sistemos? Mini Cooperas yra tikrai labai modernus automobilis, turi elektroninės stabdžių antiblokavimo, antipraslydimo, ESC ir kitas sistemas, kurios padeda vairuotojui ypač sudėtingose, štai tokia šlapiose trasos dalyse, kuomet automobilis gali pradėti slysti ir vairuotojas, jeigu jis klysta, tai tuomet elektronika jį atitempia iki teisingos trajektorijos. Na, aš manau, kad žiūrovai tikrai pasirinks teisingą atsakymą. Dar kartą pakartoju, ar palikti elektroninės valdymo pagalbos sistemas, A. Palikti, B. Išjungti. Ir taip, nepamirškite, kad jūs galite laimėti Alcatel OT 331 telefonus. Taip, kad būkite aktyvūs ir toliau balsuokite. Na, o mes grįžtam matyti į palapinę, kur tai yra, mes turime siužetą, atsiprašau. Ir kadangi šiandieną labai dažnai dabar jau naudojami automobiliai, tai yra pagalbos automobiliai, būtent apie juos mes ir pakalbėtume, apie jų ekipažus. Taip, prašau siužetą. Tavo funkcijos, ką tai reiškia tas raidės? Saugaus automobilio raidės yra, tai stovi saugaus automobilis, kurio įvykus įvykiui trasoje yra išvažiuojama, kad nestabdytume varžybų, išvažiuojame į trasą ir vedame visą koloną ratu, kol būna sutvarkyta visa trasa. Dar vieną automobilį galima pamatyti trasoje, jis vadinasi angliškai Rescue Car, tai yra kažkaip pagalba, ar taip? Taip, tai yra pagalbos automobilis. Jeigu trasoje kažkoks tai įvykis, jis yra išleidžiamas, pašalinti ar tai kliūtis kažkokias, tai yra ištraukti sugedusį automobilį. Pavyzdžiui, išbėgantis tas nuogas koks nors estas, arba dar kas? Nu, taip pat reiktų jį patraukti iš trasos, kadangi tai kliūtis yra. Taip, o kokių įvykių dar būna trasoje? Kas tai gali įvykti? Nu, jeigu stipriai automobilis yra sudaužytas, iš jo gali išbėgti alyva, ten koks nors antifrizas. Aišku, tas medžiagas reikia irgi pašalinti. Tam mes turime Simple Green, taip vadiname, produktą, kuris atlieka tai. Gal gali truputį parodyti, kaip visą tai atrodo? Kas tai? Tai šluotos, dar kažkas tai? Šitas bakelis yra pripildytas Simple Green. O, jisai jau purškia. Jo, jisai nėra kenksmingas absoliučiai. Netgi va rankas galima plautis jo. Ir jis būna švarios. Jo, tai va, užpurškiam ant tepalo ir jis tą tepalą išskaido tiesiog, o po to galima su šluota jį nušluoti. Na kągi, mes tikimės, kad daugiau, Saulenė, tokių rescue visokių karų nebereikės. Gerai būtų, kad jų nereikėtų ir Simple Green netektų naudoti antroje lenktynių pusėje, kadangi dabar yra lenktynių pusiaukelė iš principo. Na, o mes turėtume atsisveikinti iki sekančios mūsų transliacijos ir tai bus jau 17 valandą. Ir taip, balsuokite, nepamirškite valdyti mūsų TV3 ir Vilniaus banko lizingo komandos. Iki. Gerų emocijų antroje lenktynių pusėje.
Sveiki gyvi TV3 žiūrovai, aš manau, kad jūs visi gyvi ir sveiki. O čia trasoje mes sekame su Saulianiu toliau, kasgi vyksta šiuose lenktynėse. 1003 km Horn Grand Prix lenktynėse Palangoje. Taip, prieš 14 minučių buvo savotiškas vėlgi antras jubilėjinis nutikimas. Buvo įvykta 200 ratų, dabar komandos važiuoja 206 ratų, jeigu neklystu. Taigi, 2 distancijos trečdaliai beveik nuvažiuoti. Los Patrankos kol kas yra lyderiai, Audi RS4 automobilis. Nedaug naujo atsilieka sporto klubo Dal Porsche Carrera GT3. Ir trečioje vietoje, ko gero, tai kol kas yra didžiausias šių lenktynių netikėtumas. Audi A4 automobilis, Sonex Bolt Park audėjas. Ši ekipa važiuoja 7 numeriu pažymėtų Audi automobiliu. Beje, matome, kad ir ne tik tai čia lenktynėse įsivyravo daugiau saugumo jausmo, norintis patirti lenktynininkai, bet ir jūs patys televizijos žiūrovai, pagal jūsų balsavimus matosi rezultatus, kad jūs irgi norėtumėte, kad mūsų komanda kuo saugiau važiuotų. Bet po to vėliau apie rezultatus, o dabar mes jungiame Gabiją, kuri štai čia kavinėje, prancūziškoje kavinėje Alcatel, ir štai ten vyksta kažkokie tai įdomios atrakcijos. Gabija? Wow, Samai, kas čia dabar vyksta? Čia tiek romantikos. Aš dabar esu Alcatel Café de France, prancūziškoj kaviniai. Tu matai, kokios čia aistros verda. Čia ką tik prasidėjo prancūziško bučinio konkursas. Tiem, kas nežino, aš turiu pasakyti. Žinote, kas yra prancūziškas bučinys? Pirmiausia, jis turi būti labai aistringas. Taigi, vyksta prancūziško bučinio konkursas, o vedėjas konkurso turi rankoje. Ką jūs čia turite rankoje ir kaip tai susijęs su prancūzišku bučiniu? Tai yra prancūziškas mobilusis telefonas Alcatel One Touch 331, kuris bus įteiktas šiai vienai iš šių dviejų porų, kuri laimės būtent prancūziško bučinio rungtį. Ir viskas tai priklausys nuo mūsų sirgalių. Taigi, sirgaliai, palaikom poras, palaikom! Aha, tai štai dėl ko jie čia visi taip stengiasi. Klausyk, Samai, aš norėjau pakalbinti šitos žmonės. Aš norėjau pakalbinti konkurso dalyvius, bet tai, kad čia nieko neįmanoma kalbinti, jie labai užsiėmė. Samai, žodis tau. Gabija, ačiū. Mes matome iš tikrųjų aistringą bučinį, bet ne mažiau aistringesni dalykai vyksta trasoje. Štai, Sauliani, truputėlį gal komentarų. Kol kas važiuoja lyderiai, tai yra Audi RS4, matėme Los Patrankos ekipos automobilį, štai matom karštą bučinį, aistros trasoje ir šakas. Tradiciškai lydi Horn Grand Prix 1000. Sauliani, nenorėtum prisijungti? Laiko nėra, dirbti reikia. Teisingai, trasoje vyksta tikrai dalykai. Aš buvau nesenai nubėgęs iki TV3 komandos ir Vilniaus banko lizingo komandos. Ten vyksta truputėlį techniniai dalykai, pasikeitimai, keičiami ratai ir taip pat kaladėlės stabdžių. Na, o mes turime gražiausius kadrus, kasgi buvo per praeitą valandą. Štai pasižiūrėkite, Sauliani, pakomentuok, kas čia Snaigės golfas. Snaigės golfas, kuris dabar važiuoja kol kas 6 vietoje, Porsche automobilis, kuriam tenka vytis, ko gero to irgi niekas nesitikėjo, kad Porsche, kuris buvo greičiausias vakar, jis dabar kol kas yra antras. Lietuvos BMW klubas, vėlgi legendinis BMW automobilis, berods 3 kartą startuojantis, o kiti komandos nariai dalyvauja praktiškai visose lenktynėse. Trasa yra išdžiūvusi, lietus, kas yra įdomiausia, Palanga, ko gero, yra Lietuvos unikumas, Los Patrankos mūsų akise. Palangos pajūryje lietaus nebūta nelašo. Žmonės linksminasi kuo puikiausiai, ten vyksta įvairiausi renginiai ir šokai ir viskas, o čia štai lietus. Lietus buvo, bet dingo. Gerai. Honda Civic automobilis, kuris vakar buvo greitas kvalifikacijų ir treniruotėse, panašu, kad turi problemų, nėra jam dabar patys geriausi laikai. Štai Porsche neįsipiešė į posūkį. Atrodo, toks automobilis tiek girtas buvo ir taip toliau, štai mūsų vos operatorius nenudaužė. Kągi, apsisuka. Šiam automobilį aš nežinau, kas yra. Vytautas Venskūnas ir Alfredas Kuklai. Aš manau, kad vairuotojams truputėlį nuo karščio, kaip sakoma, liaudiškai pavažiavo stogas. Arba ištirpo smegenis. Nes langai pas juos neatsidaro. Ir rasoja. Yra, ko gero, pakankamai sudėtinga ir tokiai ilgai distancijai galbūt yra sunkiai pritaikyta. Palangiškiai taip pat grybauja. Matot, kaip truputėlį, matyt, ar nori išnuomoti kambarius, ar kas čia vėl, kaip sakė, neįsipiešė į savo žinomas trasos kelią. Kaip jau minėjome, Snaigės ekipažas. Štai matome Horn Grand Prix konkurso merginas. Beje, šiandien išaiškės, kuri iš jų iš tikrųjų bus Horn mergaitė. Iki to konkurso liko laiko pakankamai nebedaug. O įvykį trasoje klostosi įdomi, kol kas beveik 2 ratais nuo Los Patranko atsilieka Porsche automobilis, o dabar ko gero... Na kągi, grįžtam jo SMS balsavimus ir taip.
Na kągi, žiūrovai, kaip supratom, pamatė tokios įvykius trasoje, iš tikrųjų sunorėjo saugumo ir tai ryški persvara. Mes klausėme, ar palikti visas elektroninės valdymo pagalbos sistemas ir žiūrovai atsakė, A buvo taip ir atsakė 91 procentas, tik 9 procentai žiūrovų norėtų, kad būtų išjungtos iš šios sistemos, bet manau, kad to nereikia daryti, nes automobilis iš tikrųjų jau nukentėjo. Na, o dabar... Mini Cooperas puikiai tęsia lenktynės ir mes matome jį štai važiuoti trasoje. Vėl jis išėjo į trasą, o tik aš manau, kad turėtų būti Nomeda, už kurią balsavo, kad jai kol kas pirmąjį iš visų komandos narių teks važiuoti antrą pamainą. Pažiūrėkime ir tai atrodo Darius, bet ne, Vidmantas atrodo Vidmantas, bet tai nieko nekeičia, todėl kad čia buvo, kaip sakė, nenumatyti atvejai ir sakė, bus po to Nomeda. Taip, o dabar toliau apie balsavimus ir tai yra paskutinis klausimas. Tai yra, ar pavyks aplenkti dar vieną komandą? Ir tai, A, pavyks, B, nepavyks. Taip, kad balsuokite. Galima siūlysiu trečią variantą, ar pavyks aplenkti dar 3 komandas. O, tu labai gerai pasiūlė. Iš tikrųjų, manau, kad tikrai pavyks. Aš kiek kalbėjau su visais lenktynininkais mūsų, jie sakė, pilni ryžto. Gaila, kad buvo šis įvykis nenumatytas, bet jie pilni ryžto laimėti. Ventiliacijos automobilė dabar yra daugiau, priekinio kairiųjų durelių stiklo berods nėra. Nėra, kurį išmušė. Šalmų išdaužė Audrius Žiugžda. Gerai, taip, kad būkite aktyvūs žiūrovai, balsuokite, jūs galite vis toliau laimėti Alcatel One Touch 133 telefonus. Taip, ir štai kas atsitiko. Stoja trasoje, mirksi lemputėmis, avarinis signalas įjungęs. Kasgi galėjo atsitikti vėl mini? Ir čia viskas vyksta prieš pat starto vietą, prie pat boksų, galbūt nespėjo jisai. Taip, žiūrim. Ką šiuo atveju reiškia šie signalai? Benzino, man atrodo, yra pas juos pakankamai daug. Mes negalim dabar susirišti su komanda, kadangi truputėlį sunkumai. Po to incidento, kuomet juos atsitrenkė Akstės komandos lenktynininkai, ryšio su komanda dabar mes neturime. Gerai, kol kas mes nustatysim, kas ten atsitiko, mes galime parodyti trumpą, nuotaikingą siužetą, kaipgi komandos ilsėjosi, valgė, suvažiavė su šeimomis, taip pat dirbo ir poilsiavo šiose lenktynėse. Prašau. Ne pirmą kartą jau lenktynės ir galėtum trumpai, kaip sakant, papasakoti, ar panašios nuotaikos vyravo ir kitose lenktynėse. Aš žinau, kad komandos kai kurios suvažiavo čia jau nuo praėjusio savaitgalio, kai Klaipėdoje vyko kitos varžybos ir čia pasiliko ir pirmadienį, ir antradienį, ir trečiadienį mes visas jos pamatėme Palangos centre, atvažiuoja daugelis su vaikais, su žmonomis, giminėmis ir artimaisiais ir palaikymo komandas, ko mes galbūt šiandien ar dėmesio joms ir neskyrėme daug. Čia būti nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro serga už tavo tėčius, ko gero ir mamas, kadangi varžybose dalyvauja jau ir moterys nuo šių metų ir komandų narių ir gerbėjų tikrai nestinga. Matėme dragų entuziastus, kurie taip pat turėjo savo gausias palaikymo komandas. Motoroleriai, beje, taip pat, ko gero, populiariausias pajūrio transportas. Jo, čia buvo labai daug motorolerių. Jos tikrai nestinga. Na, štai užkandžiauja lenktynininkai, miega, poilsiauja, štai kokia buitis. Iš tikrųjų, nėra visų patogumų, bet lenktynininkas toks žmogus. Pirmą kartą šalia trasos šiemet buvo įrengtas palapinių miestelis, galbūt skirtas ne tiek lenktynininkams, nors palapinėse mėgančių dalyvių ir mechanikų irgi nestiko, bet ir publika čia gali apsistoti nuo pat ketvirtadienio. Taip, ir, kaip sakant, kepamos mėsos kvapas visą laiką tvyroja ir gera nuotaika. Tiesiog jaučiu kvapą. Pažiūrėkite, kauliukai nučiulpti netgi. Viskas nugriaužta. Svarbiausia, estai pernai gėrė estišką alų, ne, gėrė lietuvišką alų ir sakė, o mėsą mes atsivežėme patys. Gėrė, ko gero, Horną, aš to nebejoju. Aha, manau, kad šiemet jam nebereikės vežtis mėsos, nes lietuviška mėsa yra tikrai, iš tikrųjų, puiki. Beje, Estijos komanda kol kas startuoja pakankamai gerai ir prieš mūsų įsiterpimą jie buvo berods 8 vietoje. Gerai, po to, Saulenė, apžvelgsim, kurioje vietoje mūsų komanda. Kągi, grįžtame į trasą ir manau, kad jau laikas ir atsisveikinti iki kitos transliacijos. Kita transliacija bus truputėlį vėliau, jeigu aš neklystu. Taip, mes dabar duosim pailsėti ir žiūrovom ir visiems kitiem ir, aišku, pasižiūrėti, kas toliau vyks lenktynininkam, reikia duoti įsivažiuoti toliau. Ir taip, 19 valandą 5 minutės mes vėl pasirodysime eterį ir, aišku, balsuokite, argi pavyks mūsų komandai pralenkti nors dar vieną komandą. A, pavyks, B, nepavyks. Taip, kad
laukiame jūsų balsavimo rezultatų, o jūs nepamirškite, jūs galėsite laimėti Alcatel OT 303 telefonus. Saulenė? Iki finišo lieka dar daugiau negu 100 distancijos ratų, daugiau negu 300 km, faktiškai paskutinis trasos trečdalis, kuriame viskas ir spręsis. Kas taps šių metų Horn Grand Prix 1003 km lenktynių nugalėtojais ir prizininkais?